Gerai, kokteilių draugai. Pradžiai pasakysiu tik tiek. Jei reiktų kokteilį pasirinkti pusryčiam, tai pasirinkčiau būtent šį kokteilį. Bus įdomu, kaip visada. Istorija, receptas, kokteilis. Į barą. Tai sveiki dar kartą, mano kokteilių kanaliuko prenumeratoriai, mano Facebook draugai bei visi kiti, kurie matysit šį video. Kaip visada iš savo namų minibarą su jumis sveikinuosi aš Aurimas. Na, kodėl aš užsiminiau video pradžioje apie pusryčius? O todėl, kad šiandien aš jums pristatysiu išties tokį įdomų kokteilį pavadinimu The Breakfast Martini, pusryčių martini. Kaip visada pradėsiu nuo kokteilio atsiradimo istorijos. Tai The Breakfast Martini kokteilis, jisai buvo išrastas 1996 metais ir jį sukūrė toks italų barmenas vardu Salvatore Calabrese bare Library Bar, kuris buvo Lanesborough viešbuty Londone, kuriame būtent šis barmenas ir dirbo. Na, o pačios šio kokteilio atsiradimo aplinkybės, jos yra susijusios su tokia gan paprasta, bet šeimyniška situacija. Tai vieną 96 metų rytą Salvatore, kaip visada, skubėjo į darbą. Bet jo anglė žmona vardu Susan primiktinai paprašė, kad jisai papusryčiautų ir pagamino jam anglišką skrebutį, ant kurio uždėjo apelsinų džemo. Salvatorei tas džemas labai patiko ir jisai nusprendė, kad reikėtų tą džemą apelsinų pabandyti panaudoti kažkokiam tai kokteiliui. Na ir pasiėmęs tą slovikiuką su džemu, jisai tą dieną nuvyko į darbą, ten paeksperimentavo, pažaidė su tam tikrais ingredientais, kol galiausiai išrado kokteilį, kurį būtent dėl šios situacijos taip ir pavadino The Breakfast Martini, pusryčių martini. Tai vat, kokteilių draugai, tokia galim sakyti The Breakfast Martini šeimyniška atsiradimo istorija. O dabar dar vienas toks svarbus dalykas. Žodžiu taip, ruošdamasis šiam video aš pagalvojau, kad būtų per daug paprasta kokteiliui naudoti tiesiog apelsinų džemą nupirktą iš parduotuvės. Tai man kilo idėja, kad tą džemą reikia pagaminti namuose. Aš aišku gyvenime nei jokio džemo, nei kažkokios tai uogienės nesu gaminęs. Tai būtent čia man į pagalbą ir atėjo mano nuostabioji kolegė, skanių istorijų autorė Jurga, kuri būtent šiam kokteiliui sukūrė unikalų, labai įdomų, tikrai skanų apelsinų džemą. Tai netrukus video pamatysit, kaip tą džemą galite pasidaryti namuose. Taip pat Jurga man pasakė, kad tas džemas puikiai tinka prie įvairių paukštienos patiekalų. Tai po šio video pasigaminę džemą apelsinų galėsit ne tik tai panaudoti kokteiliui. Na ir dar vienas dalykas, čia vėlgi priklauso nuo kokio dydžio apelsinus naudosit, kokie jie sultingi, mažiau ar daugiau sultingi. Tai pagal originalų receptą Jurgai prireikė ir užteko 5 apelsinų. Man, kad gautųsi tokia džemo tirštesnė masė, reikėjo praktiškai dvigubai daugiau, nes mano apelsinai turbūt buvo mažesni ir netokie sultingi. Na, bet aš dabar, kurį video pamatysit, pristatysiu grinai originalų Jurgos receptą. Na, o gaminant namuose galit visada eksperimentuoti, jei reikia įdėti daugiau apelsino ar mažiau. Tai jo, tai tiek viską, ką norėjau pasakyti. Tai dabar žiūrim video, kaip pasigaminti nuostabų Jurgos apelsinų džemą, būtent The Breakfast Martini kokteiliui. Tai norint pasigaminti džemą, pirmiausia reikia pasiruošti 5 apelsinus, tai gerai nulupti jų odeles bei pašalinti plėveles skiriančias apelsino skilteles. Taigi pasiruošus taip apelsinus, dar jums reikės 200 g cukraus, trečdalio citrinos, 70 g pektino, 15 g smulkintos apelsino žievelės, 1 anyžių žvaigždutės, cinamono lazdelės bei šiek tiek džino. Apelsinų masę pilame į virimo indą,
taip pat suberiame apelsino smulkintą žievelę bei užpilame cukrumi ir paliekame geram pusvalandžiui pastovėti. Tada dedame vieną cinamono lazdelę, taip pat anyžiaus žvaigždutę ir ant vidutinės ugnies kaitinam bei viską gerai maišom. Verdame maždaug viską apie 15-20 minučių. Tada išspaudžiam citrinos sultis, taip pat suberiam pektiną. Dar kelias minutės paverdam ir gerai viską pamaišom. Tada išjungiame ugnį, įpilame šaukštą džino, gerai viską pamaišom ir džemą sudedam į pašildytus stiklainėlius. Ir štai turim nuostabų apelsinų džemą kokteiliui. Taigi pamatėt, kaip pasigaminti apelsinų džemą. Tikrai labai skanus, įdomus džemas. Jis nėra itin saldus, kas labai gerai. Toks šiek tiek saldžiarūgštis ir labai tokį įdomų, kaip čia pasakyti, toks, labai čia tinkamas toks minimaliai aitrumas ir šiek tiek kartumas nuo cinamono ir labai gerai irgi tas toks anyžinis poskonis nuo anyžiaus žvaigždutės, kuri buvo naudojama tam džemui pagaminti. Išties labai įdomus ir skanus. Tai vat. Gerai. Kągi, o dabar galiu viską susiruošti ir ėmė gaminti kokteilį The Breakfast Martini. Taigi, kaip matot, ingredientus jau susiruošiau, tai kokteiliui jums reikės dry tipo džino, šviežiai spaustų citrinų sulčių, apelsinų likerio bei apelsinų džemo. Taip, tai kokteilis bus gaminamas kokteiliniai, tai galiu pradėti. Pradžiai galbūt taip nuo džino. Tai į kokteilinę pilu 50 ml džino. Toliau 15 ml apelsinų likerio. Tiek pat, tai yra 15 irgi ml šviežiai spaustų citrinų sulčių. Taip, na ir tokį gerą šaukštą apelsinų džemo. Įdedu. Gerai, dar prieš plakdamas šiek tiek pamaišysiu su šaukštu. Na va. Gerai, o dabar ką, pridėsiu į kokteilinę ledukų ir gerai paplaksiu apie kokį 12 sekundžių. Tai vat, kokteilis jau pagamintas, praktiškai viskas. Na ir dar vienas toks labai smagus ir svarbus dalykas, kadangi ar ne, The Breakfast Martini, pusryčių martini ir kokteilis vienaip ar kitaip susijęs su skrebučiu ir džemu ant jo, tai papuošimui vat, pasidariau tokį mini skrebutį, ant jo uždėjau džemo ir va taip papuošiu ant stiklinės krašto. Na ir štai. O, kaip smagiai atrodo. Tai vat, ir turim, draugai, The Breakfast Martini. Skanaus.
irgi kokteilis pagamintas. Galim paskanaut. Na. Tas skrebutį paimsiu dabar, palaikysiu aš jį. Tikrai labai geras. Kadangi labai mėgstu džiną kokteiliuose, tai vėlgi labai gerai čia tas džinas atsiskleidžia. Šiek tiek, aišku, stiprokas kokteilis, nėra per saldus, kas labai gerai. Ir puikiai čia tas apelsinų džemas dera. Labai gerai kartu su džinu. Ir citrinų sulčių ne per daug, ne per rūgštus. Labai kaip vienas kitą puikiai papildo ingredientai. Gerai. Tai ypač patiks tiems, kas mėgstat gerą džiną. Nes kaip ir sakiau, šiek tiek stiprokas kokteilis. Tai va, bet labai geras. Breakfast martini. Tai vat, draugai, tai šiandien tiek. Tikiuosi video patiko ir iki susimatymo kitą kartą kokteilių draugai. Sveikato dar kartą.